Gyvenu Portugalijoje jau daugiau negu 4 metus bendrai sudėjus ir po šiai dienai vis patiriu kultūrinį šoką. Jau esu nemažai kalbėjusi apie kultūrinį šoką, kurį patyriau gyvendama čia, tai galite pamatyti pirmą, antrą dalį, tai šiandien yra trečia dalis ir gilinsimės dar labiau į tokias mažas detalės, kurios išryškėja tik po kelių metų gyvenimo čia. Tai kas manęs dar nežino, mano vardas Rūta, aš gyvenu Portugalijoje, mažame jūrinėme miestelėje ir auginu 1 metų berniuką. Tai jei nori sužinoti apie gyvenimą Portugalijoje ir apie tokias mažas detalės, kurių tikrai niekur nerasi kažkokiuose kelionių giduose, tai šis video skirtas tau. Ir jeigu dar neprenumeruoji mano kanalo, tai labai kviečiu paspausti mygtuką prenumeruoti. Žodžiu, pradėkime ir pasikalbėsim apie Portugaliją. Tai pirmas dalykas iš visų kitų dalykų, kuriuos jau aptariau, kad čia viskas prasideda labai vėlai. Portugalai labai vėlai vakarieniauja, tai įsivaizduokit, jeigu žmonės eina vakarienės 9 val. Tai renginiai visokie prasidės tik daug vėliau. Aš net nekalbu apie naktinį gyvenimą, kur iki 12 net iš vis neverta eiti gatves. Visas judesys prasideda apie 1-2 nakties, kur aš visada tokiu laiku savo miegu ir sapnuoju 10 sapną, bet aš kalbu ne tik apie naktinį gyvenimą, bet ir tiesiog renginius. Tai jeigu jūs einat į kažkokį koncertą, ar teatrą, ar spektaklį, kur mano nuomonė turėtų prasidėti apie 7-8 vėliausiai, tai jie čia būna prasideda tik 10 vakaro ir kartais net vėliau, kur man nesuvokiama. Nes jeigu, pavyzdžiui, tu gyveni mažesnėme mieste ir tu nori nuvažiuoti, tarkim, į Vilnių, mano atveju į Portą, kur yra 40 minučių kelio su mašina, tai kada reikėtų man išvažiuoti iš namų, kad nueiti tą koncertą, kur atrodo, aš ir net nebeturiu jėgų jo laukti ir tada galvoju, iš vis geriau neiti. Tai lygiai tas pats yra ir su visokiais nemokamais renginiais, tai pavyzdžiui, mieste, kuriame gyvenu, būna daug renginių, karnavalas, koncertai, visokie festivaliai ir atrodo, net jeigu renginys skirtas vaikams, jisai gali prasidėti 9 ar 10 vakaro. Ir čia grinai atsiranda ta pietietiška kultūra, kad žmonės mėgaujasi gyvenimo, jie niekur neskuba greitai eiti miegoti, ypač vasarą, kai dienos yra labai ilgos ir šiltos, tai visi su vaikais eina į gatves ir būna ir linksminasi. Bet man tikrai yra sunku prie to priprasti, nes vėlgi esu labai rutino žmogus ir kur aš jau pati būna 10 guliu lovoje. Sekantis dalykas - sekmadienį. Tai anksčiau man sekmadieniai būdavo tokia diena kaip pasiruošimas savaitės pradžiai, tai yra eidavo apsipirkti į vaistinę, visokius reikalus susitvarkydavo, o čia yra kitaip, nes sekmadieniai jie yra šiek tiek tokie mirę, vis tiek prekybcentriai ir parduotuvės veiks pagrindiniai, bet jeigu jūs išeisite tiesiog į gatvę, atsigerti kavos ar kažkokią parduotuvę norėt gal aplankyti, kur neturėt laiko savaitės metu, tai 90% jinai bus tikriausiai uždaryta. Tai visą laiką stengiuosi pasižiūrėti internete, ar kažkokia parduotuvė veiks, kurios man reikia ar ne, nes sekmadienis yra šventa diena ir tai yra šeimos laikas ir visi vaikai važiuoja pas savo tėvus sekmadieninių pietų ir praleidžia laiką su šeima ir po to turbūt galite išeiti kur pasivaikščioti, atsigerti kavos, bet niekas nebėga tvarkyti kažkokių svarbių reikalų. Sekantis dalykas. Labai dažnai išgirsit atsakymą maišų mėnuš, kuris reiškia daug maž, daugiau mažiau. Tai irgi šitas man yra gana sudėtingas dalykas, nes visą laiką aš noriu žinoti tikslų atsakymą. Jeigu aš kažko paklausiu, pavyzdžiui, ateisit į stotelę ir paklausit, ar šitas autobusas atvažiuos po 15 minučių, nes tai prašo programėliai, tarkim, ar Google Maps, turbūt jums atsakys maišų mėnuš, tai reiškia, kad gal taip, gal ne, pažiūrėsim, mes niekur neskubam. Tai čia yra ne tik ten autobuso stotelė, bet ir bet kur, pavyzdžiui, susisakinėjat kažkokius daiktus, ar kažkas kažkur vėluoja, tai tas atsakymas maišų mėnuš tikrai dažnai atsiranda mano gyvenime, bet tas iš tikrųjų mane mokina tik pačią labiau atsipalaiduoti ir suprantu, kad kartais nebūtina viską norėti kontroliuoti ir reikia kartais tiesiog paleisti. Sekantis dalykas, tai čia šiek tiek atvirkštinis variantas, tai yra kaip aš šokiruoju portugalus, tai ne jie mane, bet aš juos šokiruoju su savo košėmis. Nes Portugalija tokio dalyko kaip košės koncepto nėra, jie turi tik tai avėją, kas yra avižinės kruopos, bet ir taip jos taip smulkiai sumaltos, jeigu jūs sumaišysit su vandeniu, tokia grinai košė bus, bet tokia kaip skystimėlis ir ją dažniausiai valgo kūdikiai arba senyvo amžiaus žmonės. Ir tokio dalyko kaip grikių košė, perlinė, kukurūzų, grikių, nežinau, sorų ir taip toliau, čia nėra. Tai irgi aš labai šokiruoju dar vis savo vyrą ir savo šeimą, kad aš bent kartą, ne kartą, kas antrą dieną tikrai valgau grikius. Tai ir pusryčiai, ir pietus, ar vakarienė. Kartais vakarienė norisi lengvai, aš būna įsiverdu grikių, užsipilu pieno, šiek tiek sviesto, druskos ir irgi į mane labai keistai žiūri ir nesupranta.
Ir irgi dar esu prisipirkus visokių košių savo vaikui, ten kukurūzų, sorų. Ir manęs vis klausia, tai ką tu čia maitinis, košė, sako, taigi, kuo tavo tos košės skiriasi? Ir jie neturi tokio koncepto, kad košę galima valgyti ir su uogiene, ir saldžiai, ir sūrę, su visokiais pabarstukais, su medum, žodžiu, kiek leidžiu įsivaizduoti. Tai iš to dalykų šokiruoju aš portugalus, o ne jie mane. Kitas kultūrinis dalykas, tikrai žinot, kad Portugalija garsėja gražiausiamis plytelėmis, kurios vadinasi azuleižus, tai jos yra naudojamos ir pastatam, ir visokiam bažnyčiom gražiausiam, bet taip pat grindinys yra daromas iš tokio specialaus akmens, kuris yra iš tikrųjų pragaras, kai pradeda lyti. Šito irgi fakto nežinojau, tai reikia lyja lietus Portugaliją, turite labai atsargiai vaikščioti, nes tos plytelės tampa itin šlapios. Tai jeigu ten dviračiu kokį važiuoti ar tiesiog slidesni batai, tai visą laiką atidžiai žiūrėk, kur dedikoja, kaip dedikoja ir į ką griebkus už kokią turėklą, kad nenukristum. Ką dar pastebėjau Portugalijoje, kad yra nemažai benamių šunų, kur Lietuvoje iš vaikystės atsimenu yra daugiau benamių kačių, tai visą laiką aš ten nuo vaikystės būdavo tos kančiukus tampydavau, ten visą laiką už kiemo, už namo būdavo, kad ten kažkokia katė kačiuko atsiveda. Čia kačių yra, bet nedaug, sakyčiau, daugiau yra šunų, kas man nelabai priimtina ir nelabai patinka, nes šiaip man turiu šiek tiek baimę šunims ir kai sutinku kažkokį benamių šunį, niekada nežinau kaip elgtis ir ypač man yra baisu, kai einu su vaiku ir jie vaikšto palaidi. Aišku, didmiesčiuose jų bus mažiau, bet jeigu eisite į kitus miestelius, mažesnius, tai tikrai jūs sutiksite. Bet žmonės atrodo juos visai myli ir prisileidžia ir būna, kad daro jiems ten specialias trobeles, kad nesulytų, maisto padeda. Tai tie šunys vis tiek yra labai mylimi ir saugomi vietinių gyventojų. Kitas kultūrinis šokas. Čia gal atsiranda, kadangi aš nemažai laiko praleidžiu grinai su portugalais, nes mano vyras portugalas ir tas gyvenimas sukasi tarp vietinių, nėra, kad aš ten bendrauju labai daug su kažkokiais žmonėmis iš Lietuvos ar iš kitų pasaulio šalių, tai tikrai man tas padeda pažinti jų kultūrą iš vidaus ir ką aš pastebėjau, čia toks įdomus dalykas, kad jie yra gana atviri, kai mes kalbam apie išvaizdą žmonių, tai jeigu jie ten galvos, kad tu esi apkūnesnis, tai jie gali tau tiesiai šviesiai ir sakyti, o jei, na ir storai tu čia atrodai, arba o jei, na ir kudai tu čia atrodai. Bet atrodo vis tiek kažkaip mes Lietuvoje gal taip susilaikom šiek tiek ir turim to daugiau vadinamą common sense, kur viešai mes gal nekritikuosim žmonių, kaip žmonės atrodo ir tai jie ten gali tiesiai šviesiai pasakyti, kad nu jo, ji ten labai negražiai atrodo, labai baisi. Ir man atrodo, kur mano žodyne, net tokių žodžių nėra, kaip tu gali kitą žmogų taip apibūdinti, ta mintis gali būti, bet ir tai man gal bus labiau, kad, žmogus ne mano tipo, gal, arba aš ten tokio stiliaus nesirinkčiau, bet niekada galvoju nebūtų, kad ten fui, kaip negražiai atrodo ir dar kas man yra blogiau, kad tą mintį įgarsinti ir pasidalinti su kažkuo. Tai čia tikrai yra tas kultūrinis skirtumas, prie kurio dar nepripratau ir tikrai nežinau, ar priprasiu. Kalbant toliau, tai noriu pakalbėti apie pinigus. Tai kaip ir sakiau savo kitose video, kad Portugalija nėra labai technologiškai išsivysčiusi šalis ir žmonės labai dar daug kur atsiskaito tik grinaisiais. Aš manau, čia yra gal ir dėl biurokratijos, ypač mažieji verslai, tai realiai daug kur būna toks ženklas MB ir nubraukta, kas reiškia negalite atsiskaityti kortelę ir turi su savimi turėti grinų. Tai realiai, kai gyvenau Londone, aš nežinau jau kiek metų aš išvis neturėjau grinų, o čia gyvenant Portugaliją visą laiką turiu tokią mažą piniginę, kurie turiu ten centų, eurą, 2, nežinau, kad bet kada gali jų prireikti. Ir tikrai buvo daug tokių situacijų, kur tiesiog turiu palikti įstaigą ir eiti nusimti pinigų, kad atsiskaityčiau grinais pinigais. Tai jei būsit Portugalijoje, irgi mano patarimas turėti su savimi grinų pinigų, ypač jeigu keliaujat už didesnių Portugalijos miestų. Ir paskutiniai 2 punktai, kad žmonės mėgsta kalbėtis. Irgi pasakau, kad jie mėgsta kalbėtis gatvėje, tiesiog pakalbinti tave, bet net jeigu jūs ir turit kažkokį svarbų susitikimą ar ką, žmonės visą laiką turės tą small talk vadinamą, kur irgi Lietuvoje mes jo tikrai turim daug mažiau ir nekalbam apie orą, kur ateini ir tiesiai šviesiai atvažiuoji ten kokį servizą, tai laba diena, ten mano mašina sugedo, reikia pakeisti tepalus, bla bla bla. O čia kur bus bandija ir prasideda koks oras, ar girdėjo ten traukinys iš šono nuvažiavo, žodžiu. Tada apkalbė visą gyvenimą ir tik tada pradedi kalbėtis. Tai šitas dalykas man irgi nėra priimtinas, nes aš pati tokia labiau intravertė esu ir nėra man lengva palaikyti tą small talk vadinamą. Tai bet vėlgi, kadangi esu užsienietė, tai tas kalbos pilnai nemokėjimas dažnai mane apsaugo nuo tų situacijų ir tiesiog galiu tiesiai šviesiai sakyti, ko man reikia.
Ir paskutinis, sakyčiau, gal didžiausias kultūrinis skirtumas, kur tikrai labai yra kitaip nuo Lietuvos, tai yra santykis su tėvais ir su šeima. Tai pradėkime nuo to, kad portugalai visų pirma, jie labai vėlai išsikrausto iš tėvų. Tai, pavyzdžiui, mes Lietuvoje, atsimenu, mums būdavo toks garbės jausmas, kad kuo anksčiau įsikraustyti, pradėti savo gyvenimą, pradėti dirbti. Atsimenu, aš net pati savo jaučiau spaudimą, kad nuo 18 viskas turiu pradėti dirbti, būti savarankiška, nors man niekas net neįdieginėjo tokių vertybių, niekas manęs nevarė iš namų, bet viduje aš norėjau tokio jausmo, tas laisvės kažkokios, kur Portugalijoje yra tikrai labai kitaip. Tai sakyčiau, čia yra dvi pasiskirščiusios stovyklos jaunimo. Tai yra tie žmonės, kurie, pavyzdžiui, studijuoja ir tada jau turi viziją, kad viskas, po studijų aš išvažiuoju į užsienį, nežinau, daryti karjerą, dirbti, kažką veikti, toliau mokytis. Tai toj stovykloje yra ir mano vyras, nes jisai, kai tik pabaigė mokslus, iš tą pačią dieną išvažiavo gyventi į Londoną, bet yra kita stovykla žmonių, kurie gali gyventi su tėvais iki 30, kartais net iki 40 metų, kur atrodo iš vis man nesuvokiamas skaičius, kai Lietuvoje tokio amžiaus žmonės jau ten būna po 3-4 vaikus turi ir namą pasistatę ir viską, o čia būna gyvena daug ilgiau. Bet tai yra ne tik dėl to artimo labai ryšio su tėvais, bet dėl to, kad ir nėra finansinių galimybių. Kaip ir jau minėjau, Portugalijoje yra tikrai nekilnojamo turto krizė, kadangi yra labai daug turistų, labai daug butų yra konvertuotų į Airbnb kažkokius ir tiesiog patiem portugalam nėra kur gyventi, nėra kur nuomotis. Tai yra, bet jie tiesiog negali to sau leisti. Tai pavyzdžiui, jeigu ten vidutinis atlyginimas čia jau labai geras, ten po studijų sakytumėm 1200 į rankas, 1300, kur nuoma vieno kambario buto, tarkim, nuo jo statybos name gali kainuoti 1000 eurų. Tai jūs puikiai patys suprantat, kad tiesiog neįmanoma išgyventi iš tų kelių šimtų, tai dėl to žmonės būna lieka gyventi ilgiau su tėvais ir jie tauposi tos pinigėlius, kad po to galėtų investuoti kažkur ar įsigyti savo nekilnojamą turtą. Bet tai yra ne tik finansinė dalis, kodėl žmonės nesikrausto, bet ir artumo, sakyčiau, nes nuo labai seniai portugalai gyvendavo labai didelėse namuose, būdavo 2-3 aukštų ir gyvendavo šeimomis, tai būdavo seneliai, tada jų vaikai ir būna net pronukiai, tai būdavo tas namas sukurtas taip, kad būtų 2-3 virtuvės namuose, nes tos šeimos gyvendavo kartu, tai skaičiau, čia labai toks gilus istorinis momentas yra ir dėl to žmonės labai daug laiko kartu praleisdavo. Tai lygiai taip pat, kai susipažinau su savo vyru, man irgi pradžioje buvo neįprasta, kaip čia kasdieną skambina mamai, tėčiui, galvoju, ką tu ten tiek turi kalbėti. Bet po to su laiku supratau, kad tas ryšys yra visiškai kitoksai ir iš kur jisai atsiranda. Ir dabar, kai pati gyvenu Portugalijoje, pažįstu daug portugalų, tai realiai tai yra tikrai dauguma šeimų. Ir kaip ir minėjau, pavyzdžiui, sekmadienį yra šventa diena, tai jūs matysite, kad visi važiuoja su mašinom, visat būna pyragai, kažkokie maišai, visi važiuoja lankyti tėvų ir praleisti laiką kartu. Neskau, kad yra vienas ar kitas variantas geras ar blogas, kad ten ar mes šiek tiek savarankiškesni, ar labiau prisirišę prie tėvų. Tiesiog noriu pabrėžti, kad tai yra kultūrinis skirtumas ir kuris yra man tikrai akivaizdus, bet su laiku supratau, tik dar labiau pradėjau vertinti savo šeimą, savo artimus žmonės ir dar labiau noriu su jais stiprinti ryšį, nes suprantu, kad tas ryšys yra pats geriausias dalykas gyvenime, tai yra tavo artimiausi žmonės, yra pats didžiausias turtas. Tai jeigu vis dar žiūri šitą video ir nesvarbu, ar tu Lietuvoje, ar gyveni kažkur užsienyje, tą progą kviečiu tiesiog paskambinti mamai, tėčiui, pasakyti, kad myli juos, palinkėti geros dienos. Tikiuosi patiko šitas video, sužinojau dar kažko daugiau. Aš jau po antros dalies galvoju, tikrai nedarysiu trečio video, nes, jau atrodo viską išpasakojau, bet su laiku eina tos dienos ir vis tiek vis kažką pastebiu. Tai nesiliausiu, kursiu toliau, neturiu savo telefonį susikūrus notes, kur būna kažkas nutinka, tai pasižymiu, kad prisiminčiau ir nepamiršiu. Tai ačiū labai, kad žiūrėjote šitą video. Jeigu nematėt pirmos ar antros dalies, kviečiu pasižiūrėti, rasi nuorodą ir komentaruose. Ir ką, geros dienos visiems. Iki!